tai šioje nuostabioje vietoje Indija, Kerala yra organizuojama pančakarma. Pančakarma tai yra senovinis gydymo menas ir mokslas, kaip natūralių būdų išgydyti tam tikras problemas. Ir tuo pat metu, aišku, yra tai nuostabi vieta, pliažai nuostabus, pasimaudyti, pasimėgauti. Jūra, labai šilta, apie 28 šilumos jūra, švari, gražu viskas, būtent šitoje Indijos dalyje, nes kai kas bijo Indijos, bet Kerala yra tikrai graži vieta, vat, čia galima matyti kabinukės, viskas tvarkinga, gražu, vat, resortai, sutvarkyta. Čia netgi žmonės atvažiavę, jie kartais nesupranta, kad randasi Indijai, nes tai yra labai tikrai gražu ir nuostabu. Tai va, pančakarma, grįžkim prie pančakarmos, ir pančakarma yra natūralus gydymo mokslas. Ir daktaras, aišku, jisai visų pirma, pagal jūsų pulsą, pagal akis, pagal jūsų konstituciją, jisai liesdamas jūs, jisai nustato jūsų problemas, jisai iš karto mato daug dalykų, bet aišku, jeigu yra kažkokios vidinės problemos arba išorinės, jūs galite pasakyti daktarui taip pat ir jisai vat, pagal tą visą jūsų, ką jūs pasakot, pagal jūsų problemą, ką jisai pats mato, jisai nustato jums gydymo seansus, gydymo procedūras, reiškia, kai kurios gali trukti 12 dienų, 10, 21 dieną, bet jinai gali trukti kiek nori iš tikrųjų, bet maksimas yra 28 dienos, bet, vat, pavyzdžiui, toks minimumas, kas idealiausia, yra bent 12 dienų, per kurias jau tikrai pasijaučia. Tai reiškia, per tas 12 dienų ar ten 21 dieną, tai daktaras nustato, jisai duoda įvairiausios yra vaistažolės, žolelės, geriama, dieta nustatoma, kai kam reikia, ne visiems to reikia. Tuomet kiekvieną dieną vyksta procedūros, apie 2 valandas būna, iš ryto valanda, vakare valanda, arba būna iš karto tiesiog sujungiamasis apie 2 valandas procedūros, tai įvairiausi masažai, valymai, tarkim sinusitai įvairiausi mūsų kūnos ir ne, vat, yra valomos akys, valomos ausis, nosis, visokiom priemonėm, visokiais būdais, natūraliais druskom, reiškia visas pilvas, žarnynas, organizmas, vyksta aišku iš toksai tiek išorinis, tarkim, vat, atplaidavimas viso kūno, viso organizmo mūsų, masažai įvairiausių tipų, kartais 2 žmonės vieną masažą daro, kyri masažai, ten aliejai, visokios vaistažolių maišeliais tokiais, jūs truputėlį taip tuksena per jūsų visą kūną ir ten trunka kokią valandą laiko ir taip reiškia, jūs vaistažolės įvairiausios būna per išorę, reiškia, pasiekia jūsų visą organizmą netgi. Yra procedūra, tai yra gėrimo vaistažolių, bet yra procedūra kyri masažas, tarkim, toks dalykas. Ir įvairiausi masažai vyksta, styminimai, garo vonios ir daug įvairiausių procedūrų, tuo metu žmogus jis išgyvena, valymosi taip pat, žolelės, pančakarma, tai reiškia išvalyti mūsų organizmo šlakus tiek organizme, tiek prote, reiškia, kai šlakai yra išvalomi, tai ir problemos pasitraukia, tai yra pagrindas pančakarma, tai reiškia, kad išvalyti, reiškia, priežastį pašalinti. Taigi, kas norit, galit prisijungti prie gydymo, atvykti čia ir kaina yra vienos dienos 80 eurų. Ir į tą kainą skaičiuotas yra pasitikimas oro uoste, jau niekas nebekainuoja. Toliau, tik tais atskrendat, reiškia, skrydžius organizuojat patys, mes padedam, reiškia, tik tais padedam jums įsigyti bilietus, mes padedam susipildyti vizą, sustvarkyti, jeigu bilietus įsigyti, bet šitos dalykus mes tik tais padedam, o toliau pasitinkam oro uoste, niekas toliau viskas įskaičiuota, taksi atveža į vietą, į namus, apgyvendinam, tada, reiškia, visos procedūros, vaistažolės gydymosi metu, viskas įskaičiuota į tą sumą, nieko nereikia rūpintis, tik tai maistas. Maistą toliau patys organizuojatės, nes tikrai yra, kaip ir čia rodžiau, yra labai gražių kabinių ant jūros kranto, tai čia, tenais yra taip pat, įsivaizduokit, sėdit šitam balkonė, stebit šitą vaizdą, galit pagal savo nuožiūrą pasirinkti. Kainos tikrai nebrangės, ten už 5, už 10 eurų netgi galima pravalgyti, reiškia, užtenka vienai dienai. Taigi, gaunasi tokios išlaidos čia vietoje ir jau pasirenkat, jeigu 10 dienų, 12 dienų, 20 dienų atitinkamai tiek ir ta kaina, viena diena 80 eurų ir toliau jau jūs patys kiek norėsi skirti savo to laiko čia. Tai viskas įskaičiuota, išskyrus maistą. Dar aišku, mes paturim keletą tokių trumpų tokių aplinkui, kad prasiblaškyti kelionių. Vieną pusę, šitą, kur dabar rodau, ten toliau yra toksai gražus pliažas su ežeru kitoj pusėje. Į priešingą pusę tenais yra tokia šventiklėlė, vidury salelės, mes plaukiam į ją. Truputėlį ir prasiblaškom per tą laikotarpį. Tai kas norit, rašykit,
prisijunkit, atvažiuokit ir tikrai žiema, šaltis, tai čia pasišildysit. Taip pat, aišku, Azija, tai čia yra tokia egzotika, savotiškai daug ir šventyklų yra aplinkui ir pati kultūra, tokia kam įdomu. Bet šita vieta, būtent į kurią Keralai važiuojam, reiškia skrydis vyksta į Trivandrum. Ir čia yra toks štatas labai, yra tokia miestelis, kuriame čia būnam, tai jis tikrai labai švarus, labai tvarkingas, išvystytas, labai taip turistams jau prisitaikta truputėlį prie tų prie užsieniečių ir jie jau supranta jų poreikį švarai ir taip toliau. Aišku, tai vis tiek Indija, bet tai ačiū Jums tada ir iki susimatymų.